Čia dabar išsiaiškinau su komanda, kad turiu diskomunikaciją, nes pas mane tai parašyta, kad kavos pertrauka iki 14:40. Tai visai gerai, kad neišėjau niekur. Nes pasirodo pas kitus 14:25. Tai va, puiku. Valio, kad mes turim dabar bendrą komunikaciją. Bet ir sėkiai sugrįžę, kažkada tai kažkur esu girdėjus, kad Jackie Chanas, man rodos, yra sakęs, kad kava yra geriausia kalba ir pati savaime kalba, bet kadangi mes šiandien ne tik tai kalbėti susirinkom, bet ir diskutuoti ir išgirsti, tai pirmiausia dar noriu padėkoti mūsų, dabar kad nesuklyščiau, Šalčininkėlių bendruomeniai, kuri mus vaišino šiandien. Ir labai džiaugiuosi, nes mes esam lankėsi pas juos, tai puikiai brolio sesės ir visos bendruomenės komanda, kuri kūrė kavinę ir mes tada irgi susipažinom ir kadangi esam už tai, kad vieni kitiems turim padėti ir džiaugtis vieni kitais, tai visą laiką renkam ir džiaugiamės atradę perliukus, kurie mums irgi gali būti ir maisto tiekėjais, ir kavos davėjais, ir visais kitais. Tai labai džiaugiamės juos atradę ir suradę. O dabar aš mėgstu sakyti, kad šituose renginiuose pirma dalis yra dovana jūs patys savo ir labiausiai mums, nes mes labai geriau jūs visus pažįstam. Antra dalis yra labiau dovana mūsų jums. Nes mums reikia paieškoti ir išieškom iš tikrųjų specialistų, ekspertų toje temoje, kurią norim kalbėti. Ir šiandien vieną ekspertę, kurią asmeniškai pažįstu ir esu šiek tiek dirbusi su ją ir labai tuo džiaugiuosi, tai kviečiu Živilę, kur yra ir komunikacijos ekspertė, ir Good to Know vadovė. Ir jinai mums papasakos galbūt ne tik iš praktikos, bet ir iš teorijos, kaip ta komunikacija turėtų vykti, kad jinai būtų sėkminga. Tai prašau, Živilė. Sveiki. Nedavė man rankinio mikrofono. Nežinau, žinokit, ar išstovėsiu. Jeigu dings garsas, tai sakykit, negirdim, nes gali būti, kad išeisiu va taip va. Maskatuosios ir žodžiu, nemoku kalbėti prie tribūnos, tikrai. Tai ačiū labai Vaidai, ačiū labai organizatoriam, kad pakvietėt. Tenka kalbėti įvairiom bendruomenėm, bet šiandien labai jaučiuosi tokia gyva, labai čia daug energijos, labai daug empatijos ir tikrai esate išskirtinė auditorija. Tai tiesiog labai, labai gera čia būti, norėjau tuo pasidalinti. O dabar turiu 20 minučių, per kurias turiu kažkaip jūs užmotyvuoti komunikacijai, dar pasakyti, kaip daryti ir vienu žodžiu, kad jau išėję rytoj pradėtumėt stipriai komunikuoti. Nu tai pažiūrėsim, ar tai yra įmanoma, bet iš tiesų tikslas matyti mano pagrindinį šio pranešimo priartinti prie jūsų komunikaciją, kad jūs ją labiau tikėtumėt, galvotumėt apie ją dažniau, nu ir pasižiūrėsim, kaip man seksis. Taip, sakė ten taikyt, taikau. Taip, apie mane. Pirmiausia, apie mane. Iš tikrųjų, komunikacijoje dirbu praktiškai visą tą savo darbinį gyvenimą, jau virš 20 kažkiek ten tų metų, paskui nebesiskaičiuoja. Dirbau įvairiose srityse, daug viešajam sektoriui, politikoje gerai praleidau keletą metų, jau tikrai tokį gavau, kaip reikiant dušą, versle, dirbau tarptautiniuose projektuose, teko ir laidas prodiusuoti, kažkaip iš visų pusių aš tą komunikaciją esu palietusi. Na, o dabar turiu tokį džiaugsmą dirbti pati savo, esu įkūrusi 2 agentūras, viena daugiau dirba su mokymais, kita daugiau dirba su komunikacijos projektais, bet svarbesnė dalis yra, lieku, svarbesnė dalis yra ta, kur širdelė. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad kažkokiu būdu savo dienoj, paroj randu laiko, kaip aš vadinu, širdžiai brangiems projektams. Tai įvairiom socialiniam veiklom, įvairiem renginiam, tokiam kaip šiandien šis, kur galiu tą savo sukauptą patirtim dalintis, kartais pamentoriauti, kartais padėti.
Tai įvairių būna, kartais meno projektai, kartais kažkokie kultūros projektai. Labai džiaugiuosi su Ramintojos ir Alfa kursų centru bendrystė. Va šiandien labai gera, kad yra ir jūs kitas pranešėjas po manęs, kurio nekantrauja, tikiu, kad irgi laukėt, kunigas Algirdas. Tai įvairių tokių turiu tikrai labai brangių širdžiai iniciatyvų ir šiandien klausydama jūsų galvoju, Jėtau, kiek dar yra. Tai žodžiu, reikia kartais save stabdyti nuo viso to, bet labai gera, kad yra kur šitoj srity dirbti. Na ir leiskit pirmiausia pradėti nuo paprasto klausimo, va taip aš užduodu, jūs mintį atsakot ir važiuojam toliau. Tai kiek, ir garsiai įvardinkit, kiek jūsų gyvenimuose yra komunikacijos? 100%. Žodžiu, yra jos, ne? Gerai, čia labai džiaugiuosi, kad, nėra tokių, ne? Žodžiu, yra tos komunikacijos. Gerai, kur mokėtės jos? Gyvenimo mokykla, mama, tėtis, kaimynai, draugai, geras viršininkas buvo, gražiai komunikavo, gražias kalbas sakydavo, išmokino. Tai, žodžiu, iš tikrųjų mes visi komunikacijas išmokstam kažkaip. Bet kartais ateina diena, kai pradedam galvoti, o gal yra kažkokios bent kelios taisyklėlės, kurias aš galėčiau sužinoti ir jas pradėti taikyti, kad būtų šiek tiek geriau. Tai kai kurie iš prigimties puikiai žinom, kas yra ta komunikacija ir jaučiam, turim intuiciją, kitiems šiek tiek sudėtingiau, bet iš principo komunikuojam visi nuolat, čia šiandien vyksta ta komunikacija. Ir nuo jos efektyvumo, matyt, nuo kaip sugebam, svarbiausias yra tas geltonas užrašas, kur iš tikrųjų komunikacija yra ne teoriniai apibrėžimai, o tai yra mūsų gyvenimo rezultatai, mūsų sėkmė. Nes jeigu pažiūrėtume šiek tiek plačiau, kaip mes sugebam komunikuoti šeimoje, su savo artimaisiais, su bendruomenėm, su kolega, ar mums ten pavyksta pasiekti tikslų? Mes jaučiamės laimingi, jeigu nepaeina, mes aišku jaučiamės, kad kažkas yra ne taip. Tai iš tikrųjų, kiek mes gebam komunikuoti, tiek mes esam laimingi, kad ir kaip atrodytų tai kažkaip nesuderinami dalykai. Nu, kaip čia ta laimė nuo komunikacijos. Bet komunikacija, tai žodis pats tai toksai komunikacija. Bet iš tikrųjų tai yra apie bendravimą. Jūs labai daug kartų šiandien minėjote, tai yra apie kalbėjimąsi, dalymąsi, tai yra ryšiai tarp mūsų. Ir jeigu jie eina sklandžiai, jeigu mes kalbam vieni su kitais suprantama kalba, viskas paeina. Lygiai taip pat matyti yra ir, kai galvojam apie komunikaciją, apie jūsų bendruomenės, apie nevyriausybinės organizacijas. Jeigu mes galvojam, kad komunikacija, kažkaip savaime, jinai paeis, kartais paeina iš tikrųjų, arba atsiranda žmonės reikiami, arba kažkaip sukrenta aplinkybės, kažkas sako, temą pagavom, kuri aktuali šiuo metu žiniasklaidai. Bet svarbu savo pasakyti, kad jeigu aš jau vykdau šitą veiklą, jeigu aš jau bendrauju su bendruomenė, jeigu aš jau būriu žmonės, aš turiu pagalvoti, kaip aš tą darau, kaip aš komunikuoju. Čia yra visi tie motivatoriai, kodėl jie tokie irgi gal sausai kažkiek tai skamba. Bet iš principo patikėsit tik tada, jeigu taip kaip čia kalbėjo bendruomenės Laurynas, vadovas. Jis taip kalbėjo, kad aš galvoju, reikia paguglinti ir jaučiu nuvaryti tą vakarėlį jų kažkurį. Nes aš patikėjau kažkaip, pasakė ir patikėjau, galvoju, kodėl netoli. Komunikuodami mes pradedam po truputėlį, ir čia, žinokit, ne tik bendruomenėse, čia būna ir versle, ir įvairiose rimtose organizacijose, kai mes pradedam apie save komunikuoti, pradedam iki galo suprasti, kas mes tokie esam. Nes pradedam daryti, paskui žiūrėsim, kaip ten gaunasi. Tai formuojasi tapatybė, kai mes pradedam komunikuoti. Žiūrėk, vieną kartą apie save papasakom, antrą, trečią ir jau kai kurie žodžiai atsikartoja ir mes pradedam kurti apie save legendą. Komunikacija mums padeda save atpažinti. Apie bendruomenės kūrimą jūs šiek tiek pavyzdžių gerų jau matėt, kad aš net nenoriu kartotis. Jeigu darote tą nuosekliai, reguliariai pratinate žmonės, visi mėgsta pastovumą, visi nori žinoti, kad gali bet kada grįžti, kad visada bus atidarytos durys, atvirumas, nuoširdumas, jūsų pasikartojantys žodžiai, bet visa tai yra komunikacija. Rėmėjai, šiandien kažkaip nedaug apie tai, bet būkim sąžiningi, iš tikrųjų mums reikia save parduoti tam tikrą prasme. Reikia parodyti tuos savo gerus darbus tam, kad jie išauktų į dar didesnius. Kaip kitaip parodysim?
Nu, mano viena trenerė dabar daug mokėsi, žodžiu, ir pradėjo kažkokį kursą labai rimtą ten kūno terapijos. Parašė vieną kažkokį tai tenai žinutę į Facebooko grupę. Ir susitinkam, sako, žinok, nesiregistruoja niekas. Tiek mokiausi, tiek dirbau. Sakau, tu gali pradėti pasakoti apie tai. Sakau, pradėk nuo to, kad šiandien mūsų grupelėje papasakok. Jinai papasako savo istoriją, 3 moteris kelia ranką, sako, aš einu į tavo tą kursą. Tai reikia nebijoti apie tai kalbėti ir nebijoti dalintis. Aš jau nekalbu apie tai, kad tai, ką jūs darote, keičia visuomenę, bet jeigu jūs dar pasakosite savo istorijas, aišku, kad tas visas dauginsis kelis kartus. Apie tikras istorijas nenoriu kalbėtis, matėte, čia labai puikių pavyzdžių, paskutinis pranešimas, tiesiog nuostabios istorijos, aš jau sakau, čia šiandien toks empatijos pratimas, kur jau ašaros tai susikaupia, tai atsileidžia, toksai pradedi galvoti, kiek daug paliečia žmonių gyvenimų, likimų, tai tos istorijos iš tikrųjų ir užkuria. Tai dabar dar vienas momentas, kalbant apie komunikaciją, arba toks motivatorius ir svarbus labai akcentas, kad čia yra parašyta, kad pagrindinė priežastis, kodėl darbuotojai palieka darbovietės, čia jau versle tyrimai, eilės tyrimų biznio viešojo sektoriaus rodo, ne atlyginimas. Žinot šitą dalyką, žmonės išeina ne dėl pinigų iš darbo. Dėl ko išeina? Dėl bendravimo trūkumo, nesijautimo bendruomenės dalimi. Tai ką kalbėti apie tuos, kurie neateina už pinigus dirbto savo norų. Jiem lygiai taip pat reikia tos vidinės komunikacijos ir labai džiaugiuosi, kad šiandien jūsų pranešimuose buvo vidinė komunikacija įvardinti. Tai jeigu pradėjot, jau savo pasakėt, gerai, komunikuosiu išorę dėl rėmėjų, dėl žinomumo, dėl visuomenės pokyčio, nepamirškit, kad šitas vidinės komunikacijos branduolys ir dėmesys jūsų bendruomeniai yra esminis. Jeigu jūs jiem pamažinsit dėmesio laiko, per retai susitiksit, per retai padėkosit, viskas ištirps, išsiniveliuos. Todėl ta vidinė komunikacija tiems, kas tikrai nori auginti organizacijas, turi būti atspirties taškas. Turiu palaikyti tempą ir dabar vienu žodžiu pabandom greitą vidinę komunikaciją, kadangi čia jau stoviu taip rimtai prie tribūnos. Turim 2 minutės, kiekvienam iš jūsų užduotis. Pasižiūrėti į kairę, į dešinę, jeigu norit atgal, bet susirasti 2 žmonės ir pasakyti kiekvienam po 2 komplimentus. 2 x 2. Kiek? 4. Laikas eina. Oi, koks geras šurmuliukas. Viena minutė praėjo. Oi, kaip garsiai. Nuostabus šurmulys, bet dėja turim pabaigti. Tai gal pabaikim aplodismentai savo, kad įvykdėm. Vidinę komunikaciją įvykdėm. Jau šiandien turim, užsidėjom pliusą ir iš tikrųjų, kaip ten sako, per dieną reikia pasakyti mažiausiai 4 komplimentus ir apkabinti mažiausiai 4 žmonės, taip normaliai. Tai šiandien turi didelę galimybę, daug žmonių aplinkui. Ką aš noriu šito jūs pajutote, ne? Iškart kažkaip čia pasidarė faina, šilta, faina. Vat tokioj atmosferoj, tokioj nuotaikoj ir auga mūsų bendrystė ir iš to jau galim tada eiti į išorinę komunikaciją. Jeigu mes viduj būsim susikaustę, užsidarę, mums bus sudėtinga tuos pirmuosius motivatorius ir tuos punktus įgyvendinti. Tai labai ačiū jūsų bendruomeniai, čia žiūriu labai tinkantis pratimas buvo.
Turiu truputį pakalbėti ir apie baimės. Gal aš dar taip taip padarysiu. Kas jūs dažniausiai stabdo, kodėl nekomunikuojat? Po žodį kažkokį. Ką pasakys kiti? Taip. Ir kokia ten buvo? Sukritikavo? Kritika. Kas dar? Kritika. Pats labai teisingai savo dažniausiai esam daug didesni kritikai negu kažkas iš išorės. Drąsos trūkumas. Bet žiūrėkit, kaip? Aš nesuprantu. Nežinau, kaip daryti, nemoku. Arba nesuprantu, ką tu čia kalbi. Jo. Tai... Aha. Nu, čia gal jau pavydas. Čia jau pavydas. Iš tikrųjų, va čia va yra toksai iš mano praktikos patirties, bet iš tikrųjų pats didžiausias yra dalykas, ką kiti pagalvos. Ką kiti pagalvos ir ką kiti pasakys. Ir kas komunikacijoje dažniausiai laimi? Kas apie tai negalvoja? Kas turi savo žinutę, kas turi savo tikslą ir negalvoja apie tai, ką pasakys kiti, nes žinot, ką pasakysiu? Visada pasakys kažkas, kad yra blogai. Jau komunikacijoje. Taigi visi, nuo ko pradėjom, visi žinom, kas yra komunikacija. 100% aplink mus, mes viską išmanom apie ją. Tai pirmiausia, atsistojam ant žemės, nusimam visas iliuzijas, kad visada būsim tobuli ir jeigu įdėsim postuką į Facebook ar parašysim straipsnį, visi, nu čia klausyk, tai jau fantastika. Nesikelkim savo niekada tokio lūkesčio. Mūsų tikslai turi būti visai kiti, kad apie mus išgirstų, kad sužinotų, kad paskambintų. Mes rašom gi ne kritiką, ne? Mes turim matyti prieš akis žmonės, kuriem rašom. Tai šitą sunku įveikti, bet žinokit, 1, 2, 3 kartą padarai, 4 rašai, žiūri pusę teigiamų, pusę neigiamų. O, jau pusę. Jau gerai. Tai tokia yra realybė komunikacijai. Bet kuris komunikatorius jums pasakys, kad su negatyvu visada susiduri, jeigu tu iš tikrųjų komunikuoji. Gali tylėti, tada nekomunikuos, bet irgi dar gali gauti už tai, kad nekomunikuoji. Tai iš principo baimė, kritika, galvojimas, kad aš to negaliu, reikia profesionalų, bet jūsų auditorijai šito kažkaip man nereikia gal įrodinėti, nes jūs turit tiek pavyzdžių, kaip komunikacija auga ir plečiasi tiesiog žmonių, kurie tiki, nes mes kalbėjom istorijos, empatija, nuoširdumas, visi šitie dalykai reikia ir tikrai nebūtina jums komunikacijos guru šalia turėti. Galima pasitarti, galima pasikreipti, galima parašyti čia GPT paklausti, visokių yra galimybių, bet nereikia būti pačiam profesionalu. Apie finansus jūsų irgi auditorijai kažkaip net keista man kalbėti, kažkaip jūs prasisukat. Ir aš matau, kad iš tikrųjų socialiniuose projektuose kažkaip dauginasi tas gėris pats savaime, jeigu mes iš tiesų tą darom nuoširdžiai. Ir vienas dar svarbus dalykas. Ar jums būna taip, kad, nu jau rašėm apie tai, nu jau kalbėjom apie tai, nu kiek galima, 100 kartų. Nu tai dabar pažiūrim į šitą lentelę. Gal šakės, čia man ta tribūna, žiūrėkit į tą raudonus skaičiukus. Jeigu jūs tik pasakėt, po 3 mėnesių kažkur jūs ten sušmėžuosite tik tai 10% auditorijos. Jeigu jūs pasakėt, parodėt ir dar pašokot, įtraukėt, apsukot, visaip tenai padarėt, nu tai jau pusę gal atsimins. Kai jums kažkas sakys, mes jau apie tai kalbėjom, klausyk, žmonės kiek dabar per dieną naujienų sužino? Jau skaičiai yra išplaukę tenai, jau nebe 100. Tai nesusireikšminkim, mes esam lygiai toks pats vienas iš to 100 ar 1000 jau šiandien. Kartojimas iš tikrųjų yra viena iš pagrindinių taisyklių komunikacijai. Mums nereikia kiekvieną kartą kažko naujų nustebinti. Pasakokit tą pačią savo istoriją, rodykit tuos pačius savo žmonės. Namų mamos istorija, sakė, 2 metus pasakosiu savo istoriją, aš šiandien klausiausi įsižiojusi. Tai prasme, tos istorijos jos turi būti gyvos, mes neturim jų kažkur užkišti stalčių, kadangi jau papasakojom. Nebijokit kartotis, labai skatinu, nes kiekvieną kartą truputį bus kitaip, bet apie tą patį. Tai
Dabar jau einam, nežinau, laikė, kiek aš čia varau, skubu. Dabar keli dalykai, kurie gal jums taip pat padės šiek tiek tą pasižiūrėti į savo komunikacijos paveikslą ir galbūt jame kažką šiek tiek patobulinti. Pirmiausia, tai norisi, kad pagrindinis komunikacijos jums būtų dalykas, ar aš tikrai pats suprantu, ką aš kalbu. Ar aš tikrai pats suprantu, ką aš čia dabar parašiau. Ar aš tikrai, tai čia pirmas testas, o antras testas, ar tikrai supranta, ką aš čia parašiau mano kaimynė iš 3 aukšto, senjorė, kuri skaito savaitę žurnalą, duokim jai prasitestuoti, ar jinai suprato mūsų žinutę. Ta prasme, aiškumas ir paprastumas yra stebuklas komunikacijai. Kas laimi? Tik tai tas, kas aiškiai ir paprastai išsako savo žinutę. Aš čia specialiai įdėjau keletą, jeigu mes, sakytume, nekovojame su maisto švaistimu ir padedam stokojantiems, o sakytume, optimizuojame maisto išteklių panaudojimą siekiant socialinio poveikio. Arba, sakytume, ne beglobiams ir benamiams gyvūnams teikiam pagalbą, bet plėtojame kompleksinius sprendimus gyvūnų globos sektoriuje. Kartais, žinokit, atrodo, kad reikia taip mandrai, ypač kaip čia parašiai labai, bet eikim prie paprastumo, eikim prie visiško paprastumo ir aiškumo. Ir jeigu iš tikrųjų taip parašėt, maždaug suprantu, bet čia turbūt labiau rašau gal ten valstybės tarnautojam į kokią ministeriją, kad suprastų, jeigu kartais Facebooką mano atsidarytų, tai jau blogai. Turim labai aiškiai suprasti, ką komunikuojam. Žargonas tai iš vis yra, ne? Žinot, jeigu komunikuojam su platesnė auditorija, su žmonėm, ypač bendruomenėse, kuriuose yra labai daug skirtingų, nedėkim jokių mandrų, jau ten nesirodykim, kad lotyniškų kokių terminų ar kažko, ne? Tai visi šitie dalykai atrodo žinomi, bet kartais mes iš tos baimės būti sukritikuotiems arba ne, kad kažkas pagalvos, gal čia per prastai, paimam ir padarom iš vis nesuprantamai. Tai čia atrodo visai nesudėtingas testas. Šiek tiek sudėtingesnis ir iš tikrųjų čia matau tikrai ir komunikacijos profesionalai, kurie skaitė pranešimus, tikrai žino, kad ir bet kuriam ir versle, ir stambiose organizacijose, ir mažesnėse, labai dažni iššūkiai yra su savo tikslinės auditorijos identifikavimu, supratimu, kas yra tie žmonės, kuriems mes siunčiame žinutę. Labai kviečiu paimti ir pasidaryti šitą pratimą kažkada savo veiklose, ar savo bendruomenėse, ar savo organizacijose. Jeigu sakom visa visuomenė, tai reiškia kažkas. Tada lygų kažkas. Todėl reikia bandyti visais įmanomais būdais ją kažkaip sugrupuoti, sudėlioti į stalčiukus, kad bent jau kiek kažkaip būtų mums patiem aišku, kokius kanalus tie žmonės naudoja, kas jiem rūpi, per ką mes juos galim pasiekti. Jeigu mes norim pasiekti senjorus, mes matyt dar į TikToką klipo nedėsim. Jeigu mes norim pasiekti jaunimą, mes turbūt į savaitę žurnalą irgi nesibrausim. Tai tikrai svarbu pagalvoti, kur ta mūsų auditorija ir ką jinai veikia. Jūsų labai skirtingos organizacijos, aš pasižiūrėjau ir tą stendą, kur jūs prirašė ir mačiau dalyvių sąrašą, todėl net sunku man būtų įvardinti, nes kiekvienas jūs turite savo kitas auditorijas. Bet jūs jas galite savo pabandyti ir apsirašyti keliais žodžiais, kad jums būtų aiškiau. Ir tada, kai turite parašę ar padarę kažkokį komunikacinį, nežinau, skrajuką, klipą, dar kažką, jūs ir žiūrėkit jų akimis. Reklamos kūrėjai netgi kartais pasidaro vadinamą tokį personą veidą, kuris būtent tos tikslinės auditorijos akimis pasižiūri į sukurtą produktą. Jums tai to tikrai nereikia, čia jau matau, kad per sudėtingai kažką pasakiau. bet kitaip sakant, reikia paimti ir pasižiūrėti tų žmonių akimis, kuriems rašom. Ne? Toksai irgi atrodo aiškus dalykas, bet labai dažnai lipa man šito grėblio. Aš tai beveik su kiekvienu projektu vis tiek tenka. Ar tikrai mes čia padarėm, ko reikia tiksliniai auditorijai? Ar tikrai čia mes pagal juos? O gal kažko nepaskaičiavom? O gal jau jie išėjo iš šito kanalo? Tai čia irgi svarbus tas aiškumo žingsnis susijęs su mūsų tikslinio auditorijų nustatymu.
Na ir trečias toksai žingsnelis, čia dar pirmo aukšto trečias žingsnelis, dar bus 2 kiti aukštai. Tai bazė. Visi turit savo bazę. Kur jūsų bazė? Kur jūs atvedat tą savo klientą, tą savo, net ne klientą jį vadinkime, ne tą savo auditoriją, bendruomenę, namų mama labai gerą bazę parodė pavyzdį, ne? Jie turi savo net sukūrė registracijos įrankius, vienu žodžiu, turi vieną kanalą, per kurį jie išeina. Tai, kitaip sakant, Laurynas parodė savo Facebook puslapį, ne? Tai čia ir yra mūsų bazės. Nes jeigu mes apie kažką kalbam, pabaigoje, ne, aš irgi pabaigsiu čia jums kalbėti ir dabar sakysiu, o jeigu jūs norite mane ten dar ir ateity kažkada tai pasiekti ir pabendrauti, prašau, čia mano bazė ir aš jums QR kodą toj parodysiu savo LinkedIno ten ar Facebooko. Tai kitaip sakant, pagalvokite, ar yra vieta, į kurią jūs galite nukreipti savo auditoriją, kur jie rastų daugiau informacijos apie jūs. Svarbu turėti tą bazę ir tada žmonėm aišku. Aha, va čia apie juos. Ok. Tai čia tokie aiškumo dalykai. Paprastumas, auditorija ir bazė. Yra dar vienas lygis. Nuoseklumas. Ir čia jūs šiandien per pavyzdžius labai daug apie tai kalbėjot. Ir rodėt, kad reikia ir ryšį palaikyti. Ir reikia, neužtenka jau švenčių, jau reikia dar dažniau kažko su bendruomenė daryti. Bet ir komunikacijoje iš tikrųjų geriau jau, žinot, kaip sako, vieną kartą tada jau per metus išeit su įrašu, negu vieną mėnesį pavaryti 10 ir tada išvis dingt. Tai kitaip sakant, turi būti kažkoks reguliarus ritmas, kaip jūs apie save pasakojate. Yra daugybė tyrimų, kurie rodo, kur ten kiek kartų, 2-3 kartai per savaitę, jeigu jau rimta organizacija, jinai galbūt tiek turėtų komunikuoti, kažkam užtenka vieno. Aš tikrai nenoriu pasakyti to reguliarumo dažnio jums jokių būdų. Bet kad jeigu jau atsidariau, organizacija pasakoja, atsidarau aš jos bazę ir žiūriu, kad ten paskutinis įrašas yra 23 metų, man kyla klausimų. Kažkas ne taip. Tai turit tą reguliarumą, iš tikrųjų pulsą tokį po truputėlį palaikyti, jeigu jau pradėjot ir atidarėt viešą komunikaciją. Ir tas nuoseklumas iš tikrųjų irgi yra labai svarbus, kaip jūs jį darysite. Jeigu jūs jį darysite formaliai, bet irgi labai, aš manau, kad jums šiandien labiau per konkrečius pavyzdžius netgi įstrigo. Man atrodo, irgi Laurynas kalbėjo, kad istorijos formuoja tą įvaizdį, tikri žmonės, emocija, ne kažkokie konkretūs faktai arba ten ataskaitos, bet tai turi būti gyvi dalykai, kurie demonstruoja mūsų atvirumą, skaidrumą. Skaidrumas yra turbūt irgi sutiksit, kad jūsų bendruomenė, jūsų auditorija yra vienas iš esminių dalykų. Nes jeigu jau žmonės jungiasi prie kažko, kas yra, ne darbas, o kažkuo mes kuriam gėrį, karts nuo karto norisi tokio biški savo ir pasitikrinimo, kaip ten iš tiesų viskas ir vyksta. Jeigu aš aukojau, jeigu aš prisidėjau, jeigu aš skyriau laiko, tai papasakoti ir atsiskaityti tam tikrą prasme irgi yra labai svarbu ir tą daryti nuosekliai. Ne tada, kai jau, pagaliau turim rezultatų, tai jau dabar papasakosim. Ne, jeigu įpratinom auditoriją, kad mes kiekvienais metais darom ataskaitą apie tai, kaip mums sekėsi, mes turime tą ir kartoti ir daryti. Tai ir aišku, rodo šitas skaidrumo momentas, tyrimai labai aiškiai rodo, kad jisai, kai jau ieškome rėmėjų ir norim pritraukti finansus, jisai labai mums padeda. Nes jeigu pasitikrino, ar aš noriu paremti šitą bendruomenę, ar aš noriu paremti šitą organizaciją ir atsidarius aš matau tik tai keletą nuotraukyčių kažkokių iš pyragų dienos, matyt, man jau užteks tokio, jausmo, kad aš tikrai. Bet jeigu aš praskrolinęs arba pasižiūrėjęs kažkur giliau matau, kad kai kas iš to gimė, man jau atsiranda noras prisidėti. Na ir nuoseklume yra svarbu iš tikrųjų rodyti vadovo veidą. Kartais organizacijos pasirenka veidų turėti kitus žmonės. Ir čia gal jau yra atskira tema ir kaip juos atsirinkti. Bet mano, žinokit, yra palinkėjimas vis tiek žmogus, kuris tiki, kuris kuria, kuris yra iš tikrųjų lyderis, jis turi būti matomas.
Kartais irgi žmogus neturi gebėjimų, nemėgsta, atrodo, kad aš to, bet po truputėlį su komandos palaikymu jis pradeda jausti tame tam tikrą, žinokit, ir kaifą. Nes grįžta, tu pradedi būti matomas, tu matai, susirenki tam tikrus pozityvius dalykus ir iš Lauryno pavyzdys, man čia nežinau, kiek kartų jau kartoju, bet iš tikrųjų tai yra nuostabus pavyzdys, kur žmogus pats užkūrė, važiavo, darė ir jisai toliau pasakojo tą istoriją, jis yra matomas, atpažįstamas, pas jį ateina žmonės, nebijo netgi, žmogus iš įkalinimo įstaigos atėjęs, man čia irgi toks taip biški šiurpuliukas, ta prasme ir tai veikia, nes vadovas yra atviras, matomas. Jis yra labai svarbus šitoj vietoj. Na ir keliamės į trečią lygį, kuris, man atrodo, žinokit, yra pats svarbiausias. Jeigu tikite tuo, ką darote, komunikacija jums pasiseks. Jeigu dar yra abejonių, pasidarykit kavagerių su savo komanda ir užsikurkit. Nes kartais mes išsikvepiam. Kartais būna iš tikrųjų, kad jau atrodo, ką mes čia darom. Ir tada, tu užverdi savo sultise, nebepastebi. Reikia paimti ir pasidaryti pratimą. Pasikvies žmonės ir klausyk, mums dar reikia čia toliau. Ir sako, taip, reikia, laukiam. Tai tokį savo motivaciją ir atsakymą į klausimą, ką aš čia darau ir ar aš tuo tikiu iki galo, yra labai svarbu karts nuo karto pasidaryti. Tada ir komunikuoti eisit visai su kita nuotaika. Nes puikiai suprantat, kad jūsų nuoširdumas, taip kaip šiandien pasakotos istorijos, jos gali atidaryti labai labai daug durų. Dar tas paskutinis mažiukas sakinukas, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, atsistokim ant žemės, supraskim, kokia yra realybė, kokiam triukšme informaciniam esam ir nesistengim būti tobuli, bet svarbiausia, pasistengim būti tikri. Taigi, tie 3 lygiai dar kartelį: aiškumas, kuris padeda jūs suprasti, nuoseklumas, reguliarumas, kuris sukuria pasitikėjimą jūsų organizaciją. Na ir jeigu jūs tikit, jūs įkvėpsit, užkursit. Šiandien jau norėjau imti ten vieniem skanuot kodą, aukot kitiem, galvoju, sėdėk ramiai, paskui viską padarysiu. Tai labai linkiu, kad ta komunikacija iš tikrųjų jums būtų ne kažkoks tai ten šuniui kelinta ten koja, bet jūsų gyvenimo dalis, jūsų darbo dalis. Nes aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip jūs galite tokius dalykus kurti ir daryti be bendravimo ir be komunikacijos. Prisijaukinkit ją. Ačiū labai, čia mano bazė. Graži dovana, ar ne? Tikrai, ačiū labai, Živilė. Ir tuo tikėjimu, ar ne, ir kad gyvenimas iš tikrųjų ir komunikacija būtų tuo, kuo gyveni, mums dar papasakos mūsų kita dovana, aš kitaip negaliu pavadinti, kunigas. Ir dabar jau paskaitysiu. Aš iš tikrųjų apie visus pranešėjus buvau pasirašius visas jų pareigas ir taip toliau. Ne apie vieną tikriausiai nebuvau pasakiusi. Pasakiau vardus, nes man tai atrodo, kad aš kai jau ruošiuosi ir skaitau, aš atrodo tą žmogų pažįstu kaip nežinau ką. Bet paskutiniam padarysim išimtį. Tai dabar kviečiu kunigą, vyriausiai policijos kapelioną, rašytoją Algirdą Toliatą. Ir kunigas Algirdas yra ne tik tai kunigas, jis yra iš tikrųjų geras komunikatorius ir be geros komunikacijos tikriausiai jums nebūtų pavykę sukurti tos bendruomenės, ramintojos bendruomenės, nes kunigas yra ir bendruomenės vadas, kaip pasakyti, ar ne, kur ir ta bendruomenė yra, dabar pacituosiu, atvira, savita, sostinės erdvė, kurioje rūpinamasi tikinčiųjų bendruomenės sielovada bei emocinė sveikata, įgyvendinamos socialinės atsakomybės iniciatyvos ir tai yra bažnyčia apjungianti ir pakelianti išsibarsčiusi žmogaus gyvenimą iki Dievo. Man šitą citata labai patinka, todėl aš prašau.
Ačiū labai už pristatymą ir ačiū po Živilės tokio papasakojimo. Žinau, čia netai paprasta, iš tikrųjų tiek daug yra gražių įžvalgų, kurias bet dar reikia, kad tie žodžiai įsikūnytų. Turbūt sunkiausia, mes teorijas turim, liktais ir žinom, ir tą, bet neturim pakankamai laiko, kad galėtų įsikūnyti visą tai į mūsų gyvenimus. Tiesiog per tą likimą, per skubėjimą, Tai aš gal norėčiau daugiau papasakot mūsų tą istoriją. Turbūt istorijos labiausiai paveikia ir paliečia. Ir Ramintojos bažnyčia irgi toksai, žinot, kaip viskas prasidėjo, galbūt sakyčiau, buvo tokia, ne iš gero gyvenimo. Mes buvome, turėjom labai namus, kur čia bandžiau nusifotografuoti, Živilės namus, kažkaip nespėjau per lėtą reakciją matyti. Bet, žodžiu, turėjom tokia, ne namus, bet buvom labai šiltai prisiglaudę prie krašto apsaugos, prie kariuomenės bažnyčios, nes jie turi nuostabią bažnyčią. Ir mes kartu su policijos bendruomenė. Ir žinot, bet gyvenime matyti taip turi būti, kad tam, kad tu išjudėtum iš kažkokio tai taško ir atrastum naujus, kaip ten posakis yra, sako, praminti keliai į naujas ganyklas neveda. Ir mes eitume tų pramintų kelių ir gerai, ir nieko nesinori keisti. Bet būtent tie nepraminti keliai, kurie sudaro galimybę atrasti kažką naujo ar kažką kitaip. Ir mes tada iš tiesų, ta bendruomenė mūsų auga ir tada jau kariuomenės kapelionas sako, jūs jau per daug jūsų čia yra, mes jau čia nebetelpam, pasieškokit savo kažko kito. O nieko nėra. Aš nueinu pas savo vadovą, vyskupą, sakau, žiūrėkit, mums būtų labai gerai, kažką, nieko neturiu ką pasiūlyti. Tokia padėtis be išeities. Ir jau prieš pat išeinant, sako, bet čia yra tokia viena apleista bažnyčia Ramintoje. Aš kai pamačiau tą bažnyčią, žinot, tai pirmo mintis galvoju, bet čia mirtis. Tiesiog, čia nei šilumos, nei vandens, nei nieko. Tai čia miesto žmogui pasiūlyti ateiti tokį, čia pirmos ir paskutinė. Čia tikrai paskutinė vakarienė būtų, paskutinės mišios, žinai, paskutinis patepimas, ar ne? Tai ir aš taip ilgai galvojau, gal taip, gal šitaip, gal. Ir vėl komunikacija. Kažkas iš bendruomenės atsiuntė trumpą tokį keturrailį. Tarkį dabar kažkur turiu įsivedę savo Jurgio Kunčino. Jurgis Kunčinas begaliniai mylėjo Vilnių, daug rašė ir gyveno kaip tik Savičiaus gatvėje šalia tos bažnyčios. Ir jisai tokį trumpą eilėraštį, keturrailį. Kokia kantri, pagalvojau, kiek ištvėriai ir ar išmuš tavoji valanda. Juk nesi nei kompiuterlendas, nei Seimūnų bendrabutis, sulauksi. Tik kada? Ir man tie žodžiai mane taip palėtė. Aš visą laiką ieškojau bažnyčios kaip erdvės, kaip vartotojas. O tą akimirką supratau, pajutau, kad bet čia ne aš bažnyčios ieškau, čia bažnyčia ieško savo kunigo. Ir net ten 3 mėnesius, kaip aš, ir jau visas nepatenkintas, kad čia neatsiveria duris ir raudoni kilimai, nieks nelaukia, įsivaizduokit. Bet kad ta bažnyčia laukia, ieško savo kunigo jau daugybę metų, 100 mečius. Uždaryta, sandėlių paversta. Tai buvo bet gal ką aš galiu padaryti. Atrodo, net nežinau nuo kurios pusės. Ir čia turbūt ta idėja, apie kurią kalbėjo Živilė, patikėti. Patikėti kažkokia mintimi, idėja, kuri įkvepia. Ir tada ta kelionė prasideda. Žinot, koks didžiulis laimėjimas buvo, kad ne tik tos sienos atsigavo, bet pati bendruomenė užaugo ir subrendo, bedarant ir bekuriant. Nes, žinot, mes kunigai, labai dažnai mums taip nutinka, kad mes, kaip vadovai, stengiamės viską savo rankose laikyti, o nelabai ir mokomų seminarijų, kaip įtraukti kitus, kaip dalintis, gal dar deleguoti vieną kitą ten užduotį kažką padaryti, bet kad, tarkim, ne kažkokią tai vieną užduotį, tarkim, padaryk tą ir tą, bet kūrybinę, kad aš tau patikiu visą tai, sukurti kažką.
ir palydėti. Man labai patiko, vienose mokymuose girdėjau, noriu ir su jumis pasidalinti čia irgi apie komunikacijos. Kartais taip nutinka, kad mes, yra kažkoks tai, nežinau, atsiradęs skylė, reikia išspręsti kažkame ir tada ieškai žmogaus, kad tą skylę užkišti, nes, turi poreikį ir jeigu surandi kažkokį žmogų, kuris sako, na gerai, ir sakai viskas, imk dabar, dabar tu žimsi ir čia, imk ir daryk ir sukis kaip nori. Bet tam žmogui atėjus čia, iš tikrųjų yra labai sunku ir labai dažnai demotyvuoja, nes tu net nežinai ir pasijauti vienas. Ir tada jeigu tavo komanda pavargsta, ir ypatingai kalbam apie savanorius, net ir tie, kurie yra, dirba, etatas, net ir čia, nebūtinai čia bus sėkmės etapas, bet istorija, bet jeigu savanoris, jis dar labiau pažeidžiamas, tai aš atsimenu sako, kokiu būdu perleisti vieną ar kitą kažkokią tai misiją. Sako, pirmas dalykas, kai tu surandi savanorį, tai pirmas etapas, aš darau, o tu žiūri. Antras etapas, ir mes paskui pasikalbam, kokios įžvalgos. Antras etapas, aš darau, o tu man padedi. Trečias etapas, jau tu darai, o aš tau padedu. Ir ketvirtas, tu darai, aš stebiu. Tai toks pereinantis, ir kiekvieną kartą pasikalbėti, ir kiekvieną kartą įtraukti. Ir tada ta komanda, kuri ta tokia vidinė lyderystė, nes jeigu žmonės, kurie viduje, jeigu jie bus laimingi, jeigu jie jaus prasmę, jie tada tai spinduliuos ir padarys visus tos darbus matomus ir nematomus, į kuriuos mes jau žinom ir kuriuos dar ne. Jeigu žmonės pavargs ir nebejaus džiaugsmo, tai tada jie neįkvėps ir kitų. Ir, žinot, su Ramintoje, nors Ramintoje, tik 18 metais, žinot, ten beje turim irgi vieną labai gražų projektą Pirmo blyno, gal kai kam teko girdėti, tai yra žmonės, kurie turi vienokį ir kitokį negalę, tai kad juos įgalinti ir tiesą pasakius, tie žmonės, man taip atrodo, kartais jie mus labiau moko džiaugsmo, lengvumo, savo sugebėjimo. Ten visko irgi yra, nereikia idealizuoti, visko ten yra, bet kažkur darė tokį tyrimą žmonės su Dauno sindromu, kaip jie, tarkim, klausimas, ar tu jautiesi mylimas, kiek tu jautiesi mylimas? To taip labai, žinai, ten 90% taip. Ar tu myli kitus, ar tave myli? Ir, rezultatai buvo tokie aukšti palyginus. Jeigu paimtum ir pagalvotum kiekvienas apie save, greičiausiai, kad tas procentas būtų daug žemesnis. Tai mokėjimas džiaugtis ir mylėti ir tas pirmas blynas tapo mums tokia, pirmas aukštas, nes ta bažnyčia po sovietmečių liko, sandėlis ten buvo padarytas. Ir liko 3 aukštai. Ir galvoju, ir gerai, ką padaryti. Ir pirmas aukštas tapo svetingumas. Pasitikti. Pasitikti, priimti visokį, bet kokį, tokį, koks tu esi. Tada, galvoju, gerai, aukščiausias. O koks aukščiausias tikslas? Aukščiausias tikslas, tai, mes turim tą aukštutinį kambarį, koplyčią. Tai kaip bažnyčiai, tas aukščiausias tikslas turbūt yra, susitikimas su Dievu. Bet jis nebūtinai vyksta 3 aukšte. Jis gali vykti ten, kaip ten sako, mokytojas visada atsiras, kai mokinys pasiruošęs. Kai mes esam pasiruošę. Ir tai gali atsitikti 1 aukšte, 1 blyne, kažkur bendraujant, kažkur padedant, kažkur. Tiesiog mes nežinom, kur tas poreikis. O dažniausiai tas poreikis atsiranda gyvenimo kryžkelėse. O kai mes jaučiam, kad bet ir dažnai tai kažkas supurto tave ir tada galvoja, bet prarandi, pavyzdžiui, artimą žmogų ar subyra santykiai ir tada, kur tu planavai, kad visą gyvenimą ir kaip čia, iš tikrųjų palauk, tai kas tada? Ir tada pradedam klausti tokius klausimus, tokius esminius, pačius svarbiausius. Ir kaip svarbu, kad turėtume su kuo pakalbėti, kaip svarbu, kad turėtume galimybę. Tas alfa kursas, apie kurį pasakojo Živilė, šiek tiek viena iš savo savanorystės ir pagalbos, komunikacijos, tai vėl
atrodytų toks geras dalykas bažnyčiai, jau turėtų čia viskas būti ir vykti, bet taip jau kažkaip yra ta tendencija, kad mes užsisukam savo sultyse ir pasidarom klubas. Kažkaip tai suklubėjom. Jeigu iš pradžių net ir pradedi tą iniciatyvą, gali būti labai gera, labai atviri, labai laukiam kitų ir taip net nepastebimai. Užsidarom ir tampam, patys su savim, smagu bendrauti su savim, būti ir taip toliau. Ir tu tampi stovintis vanduo. Ir ką padaryti, kad tas vanduo būtų tekantis? Kaip jį išjudinti? Tai mes sužinojom apie tą iniciatyvą, jinai iš tikrųjų tai yra net iš protestantiškos bažnyčios, gimė Anglijoje, pas anglikonus. Ir tai yra, kas yra dar nuostabu tam kurse, tai kad susitinka ne tik tikintis, bet visokie, abejojantis, ieškantis, bet nuo to yra dar įdomiau. Nes nėra tai, kad visi linksėtų galvom ir čia taip turi būti. Kiekvienas ateina su savo. Pasidalinam, o paskui kažkokia tema pristatoma, o paskui diskusija. Ir žinot, 12 kartų. Iš pradžių pradėjom su sumuštiniais, o paskui perėjom prie vakarienių. Balti stalai, gėlės. Pati komanda pradėjo ruošti vakarienės. Žinau, kad jau išleisim tuoj ramintojos receptų knygą, nes visa komanda, 30 žmonių, net kažkas ten, vienas bulves paruošė, kažkas mėsą, kažkas ten pakepino, kažkas svogūnai, kažkas tą atnešė, visi sudėliom ir tik tai jau tas pagrindinis, sako, aš tik sumaišau. Žinot, kaip, sako, išvirti košę iš kirvio, atrodo iš nieko. Ir suprantat, bet taip ir yra. Iš nieko susirenka komanda plus 110 žmonių, vakarienė ir dabar jau po 2 metų atrodo, čia labai paprasta. Ir niekada, ir stebuklas, žinot koks, kad niekada nieko nepritrūksta. Tiesiog. Tas gerumas gimdo gerumą. Žmonės nori prisidėti, dalyviai nori prisidėti, nors nieko nereikalaujam, nieko tiesiog. Bet svarbiausia, kad tie žmonės pabaigę tą alfa kursą, kas įdomu, žinot, tai nereiškia, kad dabar kiekvienas, kuris praėjo, aš jau dabar atradau tikėjimą. Yra ir taip, yra ir tokių istorijų, tikrai, atradimų didelių. Kiti sako, bet mano požiūris pasikeitė. Bet kas labiausiai, šviečiančios akis, tiesiog ta draugystė, bendrystė, kelionė, svetingumas. Tie, kurie pabaigė tuos 3 mėnesius, sako, gerai, žinot, vienas iš savanorių, sako, aš atėjau su dideliu skepsiu, sako, aš nežinau kaip ten ką, sako, dabar baigėsi tie 3 mėnesiai, aš noriu, jis atėjo, sako, aš noriu savanoriauti, nes jaučiu noriu skolą grąžinti. Tiesiog noriu grąžinti skolą. Man buvo labai gerai, aš dabar noriu, kad ir kitiems būtų gerai. Ir po dar 3 mėnesių, kai praėjo dar vienas kursas, beklausiu, tai kaip sekėsi su skola, sako, žinot, nepavyko grąžinti skolos, nes dabar jaučiuosi dar labiau, toks jausmas, kad aš gavau kitaip savanoriaudamas, dar kitaip. Aš sako, tai ir kas svarbiausia, žinot, dar kokie atsiliepimai, sako, mes šiaip į bažnyčią, nejauku pakvies žmonės, nes atrodo, mes nežinom, kur stotis, kur plauktis ir kaip su ta pačia kritika atrodo, kažkas pasakys, sukritikuos, ten tą, nuteis mane, dar kažkaip. O čia yra tokia erdvė, kur tavęs niekas neteis. Tu ateini su viskuo, su savo požiūriu, su savo gale ir negale, toks koks esi. Visi tie, kurie tos pačios grupelės neteina, kad nėra taip, kad kažkas dabar pamokysim, kaip teisingai reikia galvoti. Ne. Mes ateinam tam, kad, o tu kaip galvoji, o kaip tau atrodo, keliaujam kartu. Ir žinau, kad tai sukuria tokią erdvę, kuri viena vertus, jinai tampa svetinga ir tokia, į kurią norisi pakviesti. Žmonės pradeda kviesti, nes atrodo, tai gerai. Vieną kartą, kitą kartą ir išsisėmė, dabar vėl komunikacija. Gerai, per kur kunigas, kaip gali komunikuoti, kur dažniausiai. Gerai, ar gali kunigas turėti feisbuką? Gali ir turi, bet visiems tai yra tavo kažkoks, tai tavo tokia riba. Gali būti pamokslas, ar ne, gali tu per pamokslą kažkur pasakyti, bet vėl ta pati žmonių grupė, ne, su kuria tu susitinki visada. O kaip padaryti, kaip išeiti iš to
išsprogdinti tuos socialinius burbulus, ar ne, kaip išeiti plačiau. Tai kai žmonės patikė, kad tai yra erdvė, kur yra gera būti, jie patys pradeda kviesti savo artimuosius iš labai skirtingų. Tarytum, sukurti kvietimo kultūrą. Ir ką Živilė minėjo, nepavargti kartoti tai. Nes atrodo, jau sakėm, jau kalbėjom apie tai, dalintis istorijom. Istorijos labiausiai veikia. Nes vienas dalykas, kai aš ten papasakoju, va, taip, o kai ateina žmogus, atsistoja ir sako, o man buvo taip, o čia mano istorija. Ir tarkim, vėlgi, kada tu toj pačioj ar mišių pabaigoje, ar kažkur, ar savo aplinkoje, arba atėjus į kažkokį tai renginį. Įvairiausi būdai, žinot, yra kaip. Ir jeigu pačioj pradžioj tai atrodė, kuo aš labai džiaugiuosi, kad iš pradžių liktais atrodo, kunigas, ar ne, kuris vienas, pagrindinis imasi iniciatyvos. Bet didžiausias pasiekimas tada, kai visi kartu, visa bendruomenė pradeda apie tai kalbėti, pradeda dalintis, pasakoti. Atsimenu, mes turėjom irgi tokį pasidalinimą. Pačioj pradžioj pradėjom patys tarpusavį, bet paskui galvom, o jeigu atradom tokį gerą dalyką, norisi ir su kitom bendruomenėm pasidalinti, kurios irgi daro tą patį alfa kursą. Nes vėl, tu gali daryti labai skirtingai. Tai gali būti toks kažkokį, žinot, tą patį dalyką, jisai gali būti labai gyvas arba labai toksai formalus ir kažkokį girdėjau, buvo tokia seminaras, yra toks Adizo metodologija, jinai kalba apie irgi tokį tvarų įmonės, bendruomenės, tai galėtų būti ir visiškai ir nevyriausybinė, ar verslo, ir kaip padaryti, kad skirtingais gyvavimo etapais įmonė, neprarastų, ko jai reikia, kai jinai gimsta, kai jau bręsta, kai jinai savo aukštumoje, kai jau tampa po truputėlį tokia biurokratinė, nes atsiranda daug visokių, tokių jau klišių ir standartų. Ir ten kalbėjosi du verslininkai ir sako, o ar tikrai verta samdyti tuos jau gerus ekspertus, mokytojus, gal užtenka, tokiu paprastuoju būdu. Ir tada tas, man taip įstrigus, papasako tokia, anekdotinė istorija, kai kalbasi du pirtyje ir sako, o tau pavaroti dainavimas patinka? Sako, nepatinka. O sako, kodėl? Sako, čia taip gražu. Ne, sako, Vladas padainavo tą pavarotę, man nepatiko. Žodžiu, pavaidino Vladas pavarotę ir suprantate, tai čia kartais mes, kai darom, mums taip gaunasi, mes liktais imam gerą dalyką, bet jeigu mes perteikiam neteisingai, mes galime sugadinti tiesiog, net ir gerus dalykus. Tai dabar kaip nepamesti ir augti, kaip dalintis, tai atėjo tokia mintis, o jeigu pasikviesti svečius kiekvieną kartą iš skirtingų bendruomenių, tegu jie atvažiuoja, atsiveža savo patirtį, padalyvauja čia ir tada tas gerumas jisai plečiasi. Pačioj pradžioj, prisipažinsiu, buvo tokia baimė, ypatingai turbūt dar prieš ramintojos pradžią, aš atsimenu, pačioj pradžioj galvoju, o jeigu nuvilios, o jeigu ten tą, o jeigu prarasim kažką, bet žinot, priešingai viskas. Jeigu žmonės, kada komanda daro, džiaugiasi ir gali dalinti su kitais ir įkvėpti kitus, tu ne tik, kad net jeigu kažkoks vienas ar kitas žmogus, kažkur ypatingai kalbant apie savanorius, neįmanoma, kad jie visą laiką liktų, čia vyksta judesys. Bet tai, kad jie nuraibuliuoja, kažkur nukeliauja, mes žiūrime tai net ne kaip į minusą, bet kaip į pliusą, nes tas pats alfa formatas net taip padarytas, kad kiekvieną kartą 30% komandos turi keistis. Kodėl? Tam, kad tu tada keiti, ne tik tai, nepasidarė toks vienas burbulas, tu keiti visos bendruomenės, ta vidinė komunikacija. Žmonės pabuvę, pajautę, patyrę, jie net jeigu ir paskui imasi daryti kažkokius kitas tarnystės, misijas, jie
jie jau pradeda gyventi tą svetingumo ir kvietimo kultūrą. Nu keičiasi kažkas viduje, vat keičiasi kultūra. Ir net jeigu jie nukeliauja kažkur kitur, į kitą parapiją, valio, tegu jie ten neša, tegu jie tai daro. Ir žinot, aš nežinau, kaip tai pavadinti. Čia Dievo veikimas, ar tiesiog, ar gamtoje taip sudaryta, jeigu mes dalinamės, atvirai, ar ne, tai gyvenimas duoda mums. Ateina kiti žmonės, ateina kitos galimybės, ateina kažkas naujo, ar ne, jeigu mes esam pasiruošę paleisti ir atlaisvinti vietą. Dėl to tas yra taip labai labai svarbu. Nebijoti, tiesiog nebijoti, kad kažkur kažkas pabėgs, išeis, dalintis. Tas gerumas, jisai, kaip ten, tas posakis yra, kad geriausia daugyba yra dalyba. O kai mes pradedam dalintis, kažkur nepastebimų būdų mes pradedam augti. Pradedam dalintis ir kalbėti apie visą tai. Patiems tampa aiškiau, ką mes darom ir ko nedarom. Irgi labai labai svarbu, kad neišsiplėst per daug ir nepaskęst veiklose. Nes čia irgi didžiulis pavojus. Aš manau, kad čia turbūt ir visom nevyriausybinėm, tame tarpe ir bažnyčioj, mes kartais tiek visko prisiemum ir atrodo, tu leki liežuvį iškišęs ir ten, ir ten, ir ten, ir ten, ir ten, bet tu nebeturi laiko komandai, tu nebeturi laiko lėtai. Ne veltui, žinote, sakomas, ta Viešpaties diena, tas laikas lėtai. Sako, koks Dievo meilės greitis yra lėtai. Pabūti su savo komandą, pakalbėti, padiskutuoti. O mesgi nelabai turim laiko, galbūt net ir nelabai norim kalbėti ir iškelt tam tikras problemas, nes, jeigu iškelsi, tai reikės paskui apie tai, ir kažkaip spręsti. Gal geriau bėgam, lekiam, darom, gal kažkaip. Ir nepastebimai išbarstum savo žmonės. Tai gebėjimas kvies, dalintis, atver širdim, jisai vienas dalykas keičia kultūrą, sudaro galimybę mums patiems vis atsinaujant, būti tą tekančią upę, ko labai aš kur kiekviena iš jūsų organizacijų noriu palinkėti tame kelyje, tapti tą upę, tekančių vandeniu. Tai nenoriu labai jūsų užlaikyti ir aš tik taip gal vieną paskutinę tokią frazę, čia turėjom tokį pranešėją iš Vokietijos, filosofas jisai, ir jis kalbėdamas apie tai, kad šių laikų žmogus, jeigu anksčiau buvo kažkokie tokie griežtesni, tokie aiškesni standartai, tai dabartiniai situacijai mes labai esam orientuoti nuo Dekarto. Faktiškai prasidėjo tas lūžis. Mąstau vadinasi esu, aš pats sprendžiu. Aš esu tas taškas, aš esu mastelis ir pagal mano emociją, kaip jaučiuosi, ten ir yra tiesa. Ir tada komunikacija tampa labai sudėtinga. Nes mes kiekvienas, kiek yra žmonių, tiek yra tiesų. Tai kaip tu sukalbėsi, tai kaip tu sutarsi. Jeigu mes neturim kažkokių tai pamatinių dalykų, kur sutarėm. O jie dabar yra tokie pažeidžiami. O man taip atrodo, o man kitaip atrodo, o man taip. Ir tada, tai kaip susikalbėti. Ir yra Liujisas toks autorius ir sako, žmogaus siela kaip sodas. Sako, jis yra tokia didelė skylė, Dievo dydžio skylė. Tai tik tai santykis su Dievu, ar vėlgi, jeigu mes kalbėtume apie, nebūtinai, yra žmonių, kurie gal nepraktikuoja religijos, bet žiūrėdami šitą nuostabų pasaulį supranta, kad bet ten turėtų būti kažkas daugiau. Negaliu paaiškinti kas, negaliu paaiškinti kaip, bet turėtų būti kažkas daugiau. Tai ar mes pavadintume meditaciją, ar pavadintume maldą, tas buvimas santykyje su tuo šaltiniu, jisai mums atneša tą vidinę ramybę, tą vidinį poilsį, lėtumą. O aš kartais taip pagaunu save, kad kai labai pavargstu, tai vietoj to, kad eičiau į tą tokį santykį lėtai su
su ta aukštesnė jėga, atrodo, pailsėsiu Facebook'e paskrolindamas, ne? Ir čia tokia apgaulė. Tu pradedi ieškoti dar daugiau minčių, ir dar daugiau, ir tu tik užsisuki, ir dar labiau. Ir toks jausmas, net kai ilsimės, mes jau ten galvojam, kažką ten tą. Tai vat, labai kiekvienam iš jūsų linkiu tokio laiko lėtai, atrasti, kas tai bebūtų. Pasivaikščiojimas gamtoje, lėtas laikas su šeima, lėtas laikas su draugais. Biblijoje buvo tas šabas. Para. Įsivaizduojat, para. Išjungi telefonus, pasakojimas apie komunikaciją, ne? Išjungiam telefonus parai, visus reikalus, visą. Tam, kad komunikacija būtų sklandi, bent parą laiko, lėtai, su pačiais artimiausiai. Atidėti visus rūpesčius degančius, kaip ten sako, nepakeičiamų yra pilnos kapinės. Taip atrodo, kad čia mes nepakeičiami ir nepadarysime tą. Ir taip įsisukam čia toks jausmas, kad velnės čia mus taip gunda, žinai. Ne, tu nepakeičiamas, tu nuostabus, dar tą padaryk, ir tu, žinai, tada leki ir patenkintas, o taip aš nepakeičiamas, koks aš nuostabus, koks aš čia svarbus, koks aš ten tą. Bet bent parą, va taip, nu gerai, parą, bet pradėt gal mažesnis, pradėt nuo 2 valandų, 3 ir vis didinti tą, žinot, kaip kad nepatrūkt nuo paros tylos. Panobodžiauti lėtai, nes ten kyla visos idėjos, svajonės, geros mintis, būtent kyla iš nuobodžiavimo visos geros idėjos. Tai va, labai noriu kiekvienam iš jūsų palinkėti rasti laiko lėtai su savim ir su savo pačiais brangiausiais. Tai ačiū Jums už dėmesį. Ačiū labai. Mes matot, man šiandien su laiku blogai. Bet niekarto dar neteko nutraukti kunigo, tai jau aš ir nebandysiu. Tiesą pasakius. Iš tikrųjų, pradėjau nuo, kaip kunigas sakė, ar ne, nuo degančių akių ir džiaugsmu sutikau jūs su degančiom akim pati ir matydama jūsų degančias akis visų, tai išlydžiu į tą poilsį, irgi su degančiam akim ir su linkėjimais sugrįžti čia, dalintis toliau, būti, gyvuoti, džiaugtis. O dabar, kadangi jau dėkingumo dovana, tai nenoriu pamiršti savo komandos. Ačiū labai Alenui ir visam IT skyriui, mūsų Austai, kur aš sakiau, ačiū Živilė už komplimentų valandėlę, bet jinai yra mūsų tikrai stebuklas. Ten sėdi Aurika ir Laura, visa mūsų komanda. Ir visų, kurių dar nematom ir negirdim, Vigailė už kampą. Bet čia tie žmonės, kurie mums nematomai visą laiką labai padeda ir kad visi jaustųsi gerai. Ir Diana dar, ir Jaroslavas, ir visi kiti. Tai be jų mes būtumėm tikriausiai niekas ir labai džiaugiamės, kad turime jūs, turime juos ir turime mes vieni kitus. Ir tikrai džiaugsmo, palaimos, saugios kelionės namo ir ačiū, kad buvot, kaip visada. Oi, ir dar, aš sakiau, Živiliai paaiškinsiu, nežinau, ar Alina sakė, kodėl tau reikėjo prie mikrofono būti. Sakė, todėl, kad mes darom įrašą, juo tikrai pasidalinsim ir čia tie mikrofonai ne šiaip sau. Ir labai ačiū mūsų gestų kalbos vertėjams, kurie viską išverčia į gestų kalbą, kad visiems būtumėm prieinami. Ačiū labai.